Kas yra gramatinė kategorija? Prieš kalbant apie šitą reiškinį, atkreipiau jūsų dėmesį, kad kalbotyroje egzistuoja du terminai – gramatinė kategorija ir morfologinė kategorija. Nepaisant visų mokslinių gudrybių ir subtilybių, mes čia vadovausimės tuo, kad tai yra tas pats. Taigi, gramatinė kategorija yra tuo pačiu reikšminiu pagrindu priešinamų viena kitai žodžių formų sistema. Iš tikrųjų, čia sunku suprasti, bet kad būtų aiškiau, mes paimkime konkretų pavyzdį ir viskas iš karto paaiškės. Bendras pagrindas – giminė. Priešinamos formos – vyriškoji, moteriškoji. Bendras pagrindas – laikas. Priešinamos formos – esamasis, būtasis, būsimasis. Taigi matome, turime gramatinę kategoriją giminę ir dvi jos formas. Turime gramatinę kategoriją laiką ir dvi jos formas. Lietuvių kalboje gramatinių kategorijų yra net 13. Giminė, skaičius, linksnis, apibrėžtumas, laipsnis, asmuo, laikas, nuosaka, rūšis, sangrąža, veikslas, tranzityvumas, evidencialumas. Lietuvių kalbos gramatinėms kategorijoms būdinga kumuliatyvi raiška. Tai yra viena galūnė arba priešdėlis gali reikšti kelias gramatinės kategorijas iš karto.